Na ir vėl sveiki, sveikinuosi su visais, kurie kartu su manimi skaito knygą, Andrew Womo knygą Neribok Dievo. Praėjusiam skyrelyje mes sužinojome, kad Dievo balsas dažniausiai yra girdimas tyloje, ne per dramatiškus įvykius ar kažkokį labai didelį triukšmą. Autorius pasakoja taip pat savo asmeninę patirtį, kaip triukšmingoje aplinkoje negalėjo girdėti net savo žingsnių, o gamtoje viskas skambėjo aiškiai. Tai iliustruoja dvasinę tiesą. Vidinis gyvenimo triukšmas gali užgožti Dievo balsą. Taip pat tą gali daryti kūniškumas. Aš pasakysiu iš savo patirties. Ir iš tikrųjų man girdėti Dievą aiškiau, daugiau, intensyviau tikrai labai padėjo pasninkas. Čia aišku, kiekvieno yra asmeninis pasirinkimas, aš tik dalinuosi savo patirtim ir galiu tikrai paliudyti, kad pasninkas, kada kūnas buvo padėtas į antrą planą, kūno poreikiai padėti į antrą planą, tikrai labai suaktyvėjo dvasia, daug daugiau girdėjau viešpaties ir daug intensyviau vyko su juo santykis su juo. Autorius pateikė Elijo pavyzdį iš Karaliaus knygos, pirmos Karalių knygos 19 skyriaus, kur Dievo nebuvo nei vėjyje, nei žemės drebėjime, nei ugnyje, bet tyliame, švelniame balse. Taip ir tam skyrelyje mus Andrew Womakas ragina sulėtinti tempą, atsitraukti nuo nuolatinio užimtumo, išjungti foninį triukšmą kiek įmanoma ir sąmoningai kurti tylos erdvę, kurioje mes galėtumėm girdėti, ką kalba Dievas. Taip ir taip pat autorius pabrėžė praeitame skyrelyje, kad gamta nuolat liudija Dievo šlovę. Gamtoje mes tikrai lengvai galime pamatyti kūrybos grožį, viešpaties liudijimus ir ženklus, jei tik nesame pernelyg užsiėmę ir atkreipiame į tai dėmesį ir leidžiame savo pabūti grynai natūralioje gamtoje. Taip pat autorius mums primena, kad jeigu mes vengiam tylos, tai dažnai tai gali būti ženklas, kad kažkur yra baimė susidurti su gilesniais klausimais apie gyvenimo prasmę ir pašaukimą. Šiandien mes keliaujame į antro skyriaus antrą mažą skyrelį, kuris vadinasi Tu renkiesi. Šį skyrių autorius pradeda Jeremijo knygos 10 skyriaus 23 eilute, kuri sako: Viešpatie, aš žinau, kad žmogaus kelias nėra jo paties. Žmogus negali pats nukreipti savo žingsnių. Dar pateiksiu truputį kitokį vertimą šios rašto vietos. Taigi, sako, aš žinau, viešpatie, kad ne žmogus savo kelio nulemia. Gyvenimo kelio žmogus negali pasirinkti, nei gyvenime savuosius žingsnius pakreipti. Ir dar sekant eilutė labai graži, negaliu sustoti nepasidalinus. Pataisyk mus, viešpatie, tačiau su saiku, ne su pykčiu, ydant mūsų niekais nepaverstum. Taip, viešpatie, vesk mus švelniai, Dieve, nes jeigu pradėsi labai stipriai, labai grubiai, gali paversti mus niekais. Taigi autorius sako, Dievas davė mums teisę valdyti savo gyvenimą. Mes galime tai daryti, bet tai neteisingas pasirinkimas. Mes galime pasiekti savo potencialą tik tada, kai tampame priklausomi nuo Dievo ir jo vedimo.
Pažvelkime į pakartoto įstatymo 30 skyriaus 19 eilutę, kuris sako: šaukiu šiandien liudyti prieš jūs dangų ir žemę, kad padėjau prieš jūs gyvenimą ir mirtį, palaiminimą ir prakeikimą. Todėl rinkitės gyvenimą, kad būtumėte jūs ir jūsų, kad gyventumėte jūs ir jūsų palikuonis. Mums Viešpats tiesiog sako: rinkitės gyvenimą, rinkitės gyvenimą. Mes turim pasirinkimą, bet jis primiktinai mums liepia: rinkitės gyvenimą. Taip, taigi Viešpats sako: rinkitės gyvenimą. Ir čia aš noriu, kaip visada, pažiūrėti dar į kitus vertimus šios rašto vietos. Ir viena iš jų skamba taip: šiandien šaukiu dangų ir žemę liudyti prieš tave, padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonis būtumėte gyvi. Labai panašiai, ar ne? Ir toliau sekanti 20 eilutė yra taip pat labai graži, kurią noriu su jumis pasidalinti. Jis skamba taip: mylėdami Viešpatį savo Dievą, jo balso klausydami ir jam atsiduodami, nes tai reiškia tau gyvenimą, ilgą gyvenimą tau žemėje. Taigi, ką reiškia klausyti Viešpaties ir rinktis gyvenimą? Tai reiškia gyventi, mylint Viešpatį savo Dievą, klausant jo balso ir jam atsiduodant, ar ne? Štai kas yra, štai ką reiškia tau gyvenimą, štai kas tau reiškia gyvenimą, ilgą gyvenimą žemėje. Skaitykim dar kartą. Šiandien šaukiu dangų ir žemę liudyti prieš tave, padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonis būtumėte gyvi, mylėdami Viešpatį savo Dievą, jo balso klausydami ir jam atsiduodami, nes tai reiškia tau gyvenimą, ilgą gyvenimą tau žemėje. Mylėdami Viešpatį savo Dievą, jo balso klausydami ir jam atsiduodami. Tikiuosi pakankamai stipriai išdėjau akcentą, ar ne, ant šių dalykų, kad rinktis gyvenimą tai reiškia mylėti Viešpatį savo Dievą, klausyti jo balso ir jam atsiduoti. Taigi autorius sako: Dievas davė pasirinkimą, bet taip pat pasakė, ką rinktis: gyvenimą, Dievą. Rinkitės gyvenimą, rinkitės Dievą. Negalime būti jautrus Dievui, jau šio pasaulio rūpesčiai ir kiti dalykai užgniaužia žodį mūsų viduje. Jei reikalauja laiko ir pastangų, kad Dievo žodis mumise įsišaknytų, sudygtų ir galiausiai duotų vaisių. Tai reikalauja laiko, ar ne? Ir pastangų. Taip pat mūsų asmeninių pastangų ir tas pasirinkimas, gyvenimo pasirinkimas, būtent tai reiškia, kad mes mylėsime Viešpatį, tada ir klausysime jo žodžio, kurį pirmiausia galime rasti šventame rašte, ir klausysime jo balso. Ir jam atsiduosime. Atsiduosime tai reiškia paklusime, ir ne paklusime tai, kas sako raštas. Bet kas vyksta, kai žmonės sako: neturiu daug laiko, bet turiu kokybiško laiko, bet neturiu laiko Dievo žodžiui. Arba, turiu truputėlį laiko, kurį skiriu Dievo žodžiui ir jis yra labai kokybiškas. Bet Andrew Wommack sako, kad mums reikia vis dėlto kiekio praleisto laiko su Viešpačiu. Ne tai, kad šiek tiek truputėlį kokybiško laiko, bet reikia kiekio. Ir aš kuo toliau, tuo labiau manau, kad iš tikrųjų visas mūsų laikas turi priklausyti Viešpačiui. Visas, visiškai visas.
ką mes bedarytumėm, mes darome viešpats, mes jame gyvename, mes jame judame ir esame, tai kokiom veiklom be užsiimtumėm, visas mūsų laikas turi būti viešpatie persmelktas jo žodžiu, jo šlovinimu, malda, širdies nuostatomis, jautriomis Dievo balsui, šventosios dvasios vedimui. Kažin ar galime padalinti savo gyvenimą taip, šiek tiek truputėlį skiriu laiko viešpačiui, o visas kitas laikas yra mano poreikiams ir kam pasauliui. Taip išeina, kad pasauliui, jeigu mes savo laiką skiriame ne Dievui, tai yra tik tai du dalykai, ką mes galime skirti savo laiką. Arba mes jiems skirsime Dievui, arba šiam pasauliui, kas yra šio pasaulio oro kunigaikštis. Tikriausiai žinote. Taigi ne Dievui skirtą laiką, manau, kad labai greitai gali pagrobti, pasiglemžti tas, kuris yra mūsų priešas. Taigi autorius sako, mums reikia kiekio laiko su Dievu, vadinasi daug laiko su viešpačiu. Turime laikyti savo mintis nukreiptas į jį nuolatos, visada. Tai, sako, tai nereiškia, kad turime tapti pamokslininkais arba mesti darbą. Galime laikyti savo mintis viešpatie, nesvarbu, kur esame, bet kur. Aš ne visada buvau pamokslininkas, sako autorius, buvau pašauktas į kariuomenę, buvau apsuptas nedorybės, bet vis tiek laikiau savo mintis viešpatie. Dirbau su pasaulietinius darbus, liejau betoną. Ir vis tiek galėjau laikyti savo mintis viešpatie. Tu taip pat gali tai daryti. Ta pati mūsų dalis, kuri medituoja Dievo žodį, yra ta pati, kuri nerimauja, sako autorius. Nerimas tai meditacija neigiamų būdų. Ir kada dirbai, bet visą laiką nerimavai dėl šeimos, finansų, sveikatos ir kitų problemų. Ir vis tiek galėjai atlikti savo darbą, ar ne? Lygiai taip pat gali visą laiką savo mintis laikyti nukreiptas į viešpatį arba viešpatie. Ne nerimui skirti savo mintis, bet maldai, šlovinimui, viešpaties žodžių kartojimui savo mintise. Ar ne? Galėtumėm taip daryti. Čia autorius remiasi Antro laiško Korintiečiams 10 skyriaus 4-5 eilute, kuris sako, mūsų kovos ginklai nėra kūniški, bet galingi Dieve tvirtovėms griauti. Mes griauname samprotavimus ir kiekvieną išdidų dalyką, kuris iškelia save prieš Dievo pažinimą, ir paimame į nelaisvę kiekvieną mintį Kristui paklusti. Keletas kitų vertimų. Vienas skamba taip, mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtovės. Jais mes nugalime samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Dar kitas vertimas skamba taip, mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtovės. Jais nugalime gudravimus ir bet kokią puikybę, kuris sukyla prieš Dievo pažinimą. Jais paimame nelaisvėn kiekvieną protą, kad paklustų Kristui. Ir dar 6 eilutę pratęsiu, sako, ir esame pasirengę nubausti kiekvieną neklusnumą, kai tik jūsų klusnumas taps tobulas. Klusnumas turi tapti tobulas, ar ne? Klusnumas turi tapti tobulas. Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet turi Dievo galybę. Man patinka šitas vertimas, iš tikrųjų turi Dievo galybę. Žinote, Dievo galybė yra begalinė, ar ne? Nieko nėra galingesnio kaip Dievo galybė. Griauti tvirtovės. Jais nugalime gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą,
Jais paimame nelaisvėn kiekvieną protą, šitas vertimas sako ne mintį, bet kiekvieną protą, kad paklustų Kristui. Taip, aleliuja, aleliuja, dvasioje mes esame pergalingi prieš visas dvasinės karalystės ir kunigaikštystės. Amen, šlovė Viešpačiui. Taigi autorius sako, mes turime galią paimti kiekvieną mintį savo prote, arba net savo protą, visą protą, į nelaisvę Kristui. Į nelaisvę Kristui. Mes renkamės būti Kristaus nelaisvėje. Ir mes renkamės, kad visos mūsų mintis būtų Kristaus nelaisvėje. Atrodo paradoksaliai skamba, ar ne, bet tikroji laisvė yra tik tai Jėzuje Kristuje. Ir aš mieliau renkuosi nelaisvę Kristuje, nes ši nelaisvė atveria daug didesnę laisvę negu laisvė kūne ir pražūtyje, nes ten tikrai nėra laisvės, ten yra pančiai, dvasiniai kalėjimai ir pražūtis. Taigi mes turime galią paimti kiekvieną mintį į nelaisvę Kristui. Galime laikyti savo mintis Viešpatyje, vadinasi, mes turime tokią galią, mums Viešpaties yra suteikta tokia laisva valia, pasirenkama galia. Jeigu mes renkamės, mes galime tai padaryti. Laikyti savo mintis Viešpatyje. Ir bet kokią kitą mintį paimti į nelaisvę Jėzuje Kristui ir pasakyti, tu esi surišta, tu nepriklausai mano protui, tu nešdiniesi iš čia ir tu neturėsi jokių vaisių mano gyvenime, ar ne? Toliau, autorius sako, Izaijo 26 skyriaus 3 eilutė sako, tu išlaikai tobulą ramybę tam, kurio mintys sutelktos į tave, nes jis tavimi pasitiki. Tu išlaikai tobulą ramybę tam, kurio mintys sutelktos į tave, nes jis tavimi pasitiki. Keli kiti vertimai sako taip, tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki tavimi. Ir kitas vertimas sako, nesvyruojantiems duodi ramybę, teiki jiems gerovę, nes jie tavimi pasitiki. Pasitikėkite Viešpačiu amžiais, nes Viešpats amžiais tverianti uola, nes Viešpats amžiais tverianti uola. Amen, aleliuja. Jei nesame tobuloje ramybėje, mūsų mintis nėra Viešpatie, sako autorius. Mes klausomės iš to paties šlamšto, kurio klauso pasaulis, o ne Dievo žodžio. Nes Dievo žodis mus visada pripildys Viešpaties ramybės. Dievo dvasia taip pat. Taigi, jeigu nesame tobuloje ramybėje, vadinasi, mūsų mintis nėra Viešpatie, prie mūsų minčių turi prieimą mūsų priešas. Ir tai rodo, kad mes klausomės to paties šlamšto, sako autorius, kurį klauso pasaulis, o ne Dievo žodžio. Jei norime nurimti, turime nuimti ribas nuo Dievo, turime sumažinti nedorybę ir pasaulio šiukšlės, kurios patenka į mūsų širdis. Turime nurimti, būti tylūs ir pradėti klausytis Dievo, užduodami savo sunkius klausimus. Taigi, ir esame pasiruošę užduoti savo sunkius klausimus. Kokie pagal autorių yra tie sunkus klausimai? Na, jis išvardina tokius. Ar tai viskas? Ar tai, ką darau dabar, yra tai, ko Dievas nori iš manęs, mano gyvenime? Ar yra kažkas daugiau?
Ar esu ten, kur Dievas mane pašaukė būti? Ar darau tą, ką Dievas pašaukė mane daryti? Na, pabandykime rasti tylos minutę ir laiką, skirkime Viešpačiui ir užduokime savo šios klausimus ir įsiklausykime į atsakymus, kokius duos mums mūsų širdis. Raskime laiką, išimkime laiką, paimkime laiką iš to nuolatinio bėgimo, skubos, rutinos, lyg kažkas mus vytų nuolatos. Bėgti. Paimkime laiką ir pamastykime ties šiais klausimais. Pažiūrėkime, kokius gausim atsakymus. Autorius sako, kol nepradėsime kelti šių klausimų ir leisti Dievui kalbėti, mes ir toliau jį ribosime. Būsime kaip tie, kurie paskendę skolose, gausime tos pačius rezultatus, jei darysime tuos pačius dalykus. Taigi, jei norim naujų rezultatų, turime keisti kažką savo elgesyje, savo sprendimuose, savo fokuse, kur yra mūsų fokusas, į ką sutelktos mūsų mintis, mūsų troškimai, mūsų tikslai, mūsų vidinės akys, į ką jos yra nukreiptos. Jei nesam patenkinti šios dienos savo gyvenimo rezultatais, galbūt turime pakeisti tą kryptį, savo vidinio žvilgsnio kryptį, savo vidinės orientacijos kryptį, fokuso kryptį ir daugiau laiko sutelkti į Viešpatį, į jo žodį, ieškodami jo dvasios, bendradarbiavimo su jo dvasia, kuri yra didelė tikimybė jau gyvena mumyse, o jeigu dar nesate tikri, kad Viešpaties dvasia gyvena jumyse, tai kviečiu jūs peržiūrėti šio kanalo grojaraštį pavadinimu Užtarimo malda dangaus teismuose. Ten yra šiek tiek daugiau nei 10 video, kurie visi yra labai naudingi, vedantis į šventosios dvasios krikštą ir gimimą iš dvasios. Taigi, jeigu nesate tikri savo dvasinio atgimimo, kviečiu jūs perklausyti tuos video ir gauti šventosios dvasios krikštą, galbūt netgi ugnimi. Na, o Andrew Wommakas šį skyrelį baigia žodžiais: turime būti ramūs, nes netgi tam, kad gautumėm atsakymus į tuos klausimus, kuriuos jūs mums siūlo savo viduje pasiklausti savęs, reikia tylos ir ramybės, reikia įsiklausimo į save ir galbūt išgirsti tylų Viešpaties balsą. Tylų, o gal garsų išgirsite, o gal jis tai praneš vaizdais, gal kažkokiu pajautimu, supratimu, suvokimu, apreiškimu. Būkime atviri Viešpaties vedimui, jo balsui ir tam, ką jis nori mums parodyti. Ir tuo labiau būkime atviri jo vedimui savo gyvenime, kad neribotum jo ir leistum jam įgyvendinti viską tiek mūsų gyvenimuose, tiek per mūsų gyvenimus kituose, kitų žmonių galbūt įtakai, ar ne, Viešpaties karalystės plėtimui. Taigi turime būti ramūs, ar ne, ir tai yra pasirinkimas. Tu renkiesi, sako autorius šio skyrelio pavadinimu.
Taigi apibendrinant galima sakyti, kad šis skyrelis kalba apie žmogaus pasirinkimą ir atsakomybę. Dievas davė laisvą valią, tačiau aiškiai ragina rinktis gyvenimą. Žmogus gali pats valdyti savo gyvenimą, bet tai nėra teisingas kelias. Tik Dievo vedimas leidžia pasiekti tikrąjį potencialą ir išsipildymą. Autorius pabrėžia būtinybę skirti Dievui laiko ir dėmesio, mintis laikyti nukreiptas į Viešpatį, sąmoningai atmesti pasaulio triukšmą ir nerimą, praktikuoti dvasinę discipliną, paimti kiekvieną mintį į nelaisvę Kristui. Nerimas apibūdinamas kaip neigiama meditacijos forma. Jei galime nerimauti ir tuo pačiu dirbti, galime, vadinasi, ir mąstyti apie Viešpatį dirbdami. Ir tai yra būdas nuimti ribas nuo Dievo veikimo mūsų gyvenimuose ir išvengti pasaulio spąstų, iš jų išsilaisvinti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.